Gerai, Pauliau. O kokie yra mokėjimų su mobiliuoju parašu privalumai? Visų pirma, mobilus parašas visada kišenėje, nes yra mobiliajam telefone. Parašas. Teisingai. Gerai, parašą turiu. Toliau. Vienas parašas tinka visų bankų internetiniai bankininkystėje ar kitoms elektroninėms paslaugoms, mokesčių inspekcijai ar sodrai. Ir tikrai labai paprasta naudotis, nes jumsgi nereikia būti kažkokiu ten Sherlocko Holmsu, tam, kad įsimintumėt 1-4 skaičių slaptažodį. Ir mėlyjei, būkit geri, sugalvokit, ką nors originaliau nei jūsų gimimo data. Okay? Ir dar, mobilusis parašas visiškai saugus. Su mobiliuoju parašu jūs esat visi saugus. Jums net nereikės Savicko. Žinoma, žinot, tas, kur galiūnas. O jo naudojimas pagrįstas Lietuvos Respublikos įstatymais. O pagal įstatymą laikas ir susimokėti. Taip, dabar žiūrėk, užmokėsiu už 4 metus darželio, o 12 metų mokyklos, o ir universitetą. Giedriau, kiek žinau, dar vaikų net neturi. Ne, moku į priekį. Puikiai. Jeigu ir jums smalsu sužinoti, kaip atlikti mokėjimą su mobiliuoju parašu, paspausite štai čia. Va, ir dar nupirksiu nuolatinį. Visam gyvenimui. Gero kelio, sūnau. Gal man nupirkti? Tau? Turi vaikų? Ne, bet irgi į priekį. Gerai.